damos, aš nusipirkau pomidorų turgui iš babytės. Noriu, kad jie pas mane augtų, bet yra tokia problema, aš nežinau, nuoširdžiai nieko nežinau. Tai aš labai tikiuosi, kad jūs man šiek tiek papasakosit. Pirmiausia, rekomenduočiau pomidorus sodinti į vieną lysvę, agurkus į kitą, nes tai skirtingi augalai, agurkam reikia daugiau drėgmės ir daugiau maistinių medžiagų. Man iš karto kilo klausimas, nes ir Algimantas minėjo, kad pas juos yra labai daug kurklių. Jisai dėl to įsitėsė plėvelę, kad jiems iš apačios kurkliai nepapultų ir nesuvalgytų. Užtenka tokio gylio pomidorams, tarkim. Čia geotekstilė, reikėtų paminėti, jinai vandenį pralaidi, tai čia neturėtų plaukti niekas. Pomidoram truputėlį galėtų būti lysvė aukštesnė arba truputį daugiau įkasta, čiučiut gylio trūksta, bet mes sodinimo metu, kad tą šaknų sistemą praplėsim, juos statysim, nestačiau, guldysim. Aš paimsiu žemės, gerai, va taip va. Reikia kelti iš tiesę nugarą, ar ne? O taip va, kaip gerai. Dažniausia problema tai, kad mūsų daigai lėtai prigyja, dažniausiai po persodinimo stresuoja. Kad to išvengti, galim panaudoti tabletės arba hidrogelį su biostimuliacinėmis medžiagomis, mikoriziniais grybais, tiem procesam pagreitinti. O šitas tinka, kai sodina ir stresuoja sodininkas? Sodininkui stresą nuimti yra kitos priemonės. Tai pasiruošim hidrogelį, o paskui dirbsim su žemė. Įpilam į vandenį. Hidrogelis. Čia pasimerksim daigus, palaikysim kokią 10 minučių ir paskui sodinsime jau į dirvožį. Sumerksiu, kol jų žemės Taip, tik tai, vieni mėgsta sodinti su durpiniais puodeliais, aš nemėgstu, tai juos pašalinkit. Prieš merkiant jau pašalinam. Taip. Aš irgi nemėgstu šiaip puodelį. O mudu einam susipilti žemės. O man patinka. Kiek mes dabar jiems duodame čia pamirkti džakuzyje? Apie 10-15 minučių. Kol pasiruošim, įsidėsim truputėlį žuvų miltų. O Loreta, kokia yra paskirti žuvų miltų? Aš tikrai esu girdėjus, kad pomidorams visada deda žuvų miltus. Ką jie duoda? Tai yra organinė trąša, kuri ne tik tai dirvožemio struktūrą gerina, bet ir lėtai atsipalaiduoja iš tos trąšos fosforas. O pomidorai ypač to elemento reikalaujantys. Tikrai didelio kiekio nereikia, nes per didelis kiekis trąšų taip pat gali augalas stresuoti. Netgi nudegina, kiti girdėjau, tiek prideda šaknų, kad nudegina trąšų. Tai ką, aš manau, kad jau mūsų daigai tikrai pasiruošę, galim pomidorus pradėti. Vandeniuko reikia dar. Ai, dar į duobes įpilsim vandens, ar ne? Atnešiu vandenį, einu ieškoti vandeniuko. Turim. Aš radau. Viskas, aš jau čia galiu sodinti? Taip. Dabar kokiem gyliai pasakykit? Ne taip sodinam pomidorą. O, dabar tai bus. Rekomenduočiau truputį jį gulščią, nes šitoj dalykų rusikas, augalas auginsis naujas šaknis ir mes taip jį automatiškai priversim vėl didinti šaknų sistemą. Nes šaknų sistema augalui tik kaip mums žmogui dantys. Sveiki, pakankamai turim, gerai sukramto maistą. Kas kiek laiko reikia laistyti pomidorus? Tai pomidorai mėgsta vienu kartu ir labai gausiai prilieti vandens. Tai geriau rečiau, bet gausiau. Taip. Plus mes turime hidrogelį, kurį panaudojome. Mes galime mažinti vandens kiekį. Sunaudojimą. Taip, sunaudojimą. Tai ką, dabar prie agurkų einam jau čia su pomidorais? Tai čia jau viskas, dabar jie augs ir gyvens? Loreta, man dar toks klausimas. Dėl skabimo pomidorų. Taip. Tarkim, yra skabomos ir neskabomos veislės. Tie vadinami dvarf pomidorai yra neskabomi, kiek aš esu girdėjus. Tai pavyzdžiui, Algimantas atvažiuos, iš kur jam žinot, skabyt ar neskabyt? Aha. Pasikvies ir išskabysim. Pasikvies skambinti jom, ar ne? Gerai, supratau, nes čia genėtojų dar kaip ir obelim reikia, ar ne atskirai. Nu, supratau, čia daugiau šitiek darbo, negu aš galvoju. Bet... Nes, jeigu bus žemaūgiai, tai manau, to labai intensyviai nereikės daryti, bet aukštaūgiam reikėtų praskabyti, nes vis tiek didesnį derlių duoda ir visa kita. Tai ką, einam prie agurkų? Einam prie agurkų. Atėjom. Tai prašom, žemės pilam. Tai ruošėmės tas pačias duobutes. 2 daigelius mes pasimerkėme į tą patį hidrogelį su biostimuliacinėmis medžiagomis, o vieną agurkėlį pasodinsime su
spausta tabletė, nes čia, kaip minėjau, vieni mėgsta hidrogelį, kiti mėgsta tabletytės. Poveikis tas pats. Jeigu jau kartais dubliuotųsi naudojimas, tai automatiškai reikėtų 30% mažintis hidrogelio. Pala, hidrogelis tabletė, apie ką jį daro? Čia tas pats efektas kaip ir hidrogelio, ne? Taip, tai tabletė... Sulaiko vandenį. Taip, ir yra biostimuliacinės medžiagos, kurios pagreitina prigijimą ir mažina tą patį stresą. Mažiau laistyti. Taip, Man tik tiek ir reikėjo, viskas, ačiū. Einam. Gerai. Taip. Kadangi agurkas vis tiek mažiau aš imu reikalauja fosforo, tai mes panaudosime tik tai mineralinės trąšas vėl su ta pačia organika. Vandens pilsime duobes? Taip. Let's go. Algimantai, pasadink pirmą savo agurką. Davai, pabandom. Šitaip. Tai dabar vanduo. O tai čia dabar dėsim jau tą tabletę, ar ne? Taip, tabletė. Tai čia tada mirkyt jau viskas, nieko nebereikia. Įdėjai tabletę, viskas. Taip. Ir dedam arba po augalu, arba kiti dar mėgsta irgi palaužyti tabletytę ir išdėlioti. Perlaužti ir vieną tabletę per pusę pasidalinti. Labai daug hidrogelio liko. Tai mes galim dėti visą, kas liko. Taip. Dar pasiliekam ir kitam agurkėliui. Gerai. Kalbant apie kitą, prašau. Na, tam viską sudedam. Va, taip. Algimantai. Gerai. Juos reikia grūdinti. Nu va, agurkėliai ready. Jeps. Tai dabar irgi pasilaistom, ar ne? Taip. Ir kiek mes laiko jos paliekam ramybėj? Taip pat kaip ir visus augalus persodinus mažiausiai 7-10 dienų, kitomis papildomis trąšomis netręšti, tik tai vandenukų. Ačiū labai, Loreta. Dėkui už agurkus. Žiūrėsim, kaip tik kviesiu jūs paskabyti pomidorų. Būtinai. Šakeles, nugenėti man pomidorų ir turbūt... O aš ant šaltibarščių, gerai? Sutinku.